Tai reiškia saugo, tas linas reiškia mus saugo. Tai lygiai taip pat ir stalas mus saugo. Bet aš daug kartų klausiau močiučių, ne vieną kartą klausiau, man labai įdomu, kodėl staltiesė turi būti užtiesta. Tai sako, o tu vaikštai nuogai irgi? Tai ką rodo, kad stalas tai buvo mūsų prigimtinė vieta. Pažiūrėkit, kodėl vyras sodinamas krikštasūlį, kodėl mes senelį sodinam krikštasūlį, kodėl krikštasūliai vestuvininkai jaunieji pasodinami. Todėl, kad stalas, todėl, kad visas svarbiausias dalykas, todėl, kad per valgį mes gauname labai daug, per valgį mes gauname ir gerą, ir blogą, per valgį aptariam visus reikalus, per valgį mes susitarėm pagaliau, ne? Per valgį valgant netgi sueina du žmonės. Žodžiu, tai yra svarbu čia. Aišku, senovėje mes neturėjom kažkada stalo, bet tai kažkas prie to židinio buvo svarbu. Tas židinys ir buvo, tas židinys šalia kažkur buvo stalas. Tai sunku pasakyti, bet kaip bebūtų, Dievas tai yra mūsų siela, mūsų saugotojas ir mūsų dvasios saugotojas. Tai mes jį turim mylėti. Lygiai taip pat, kaip aš save myliu, mes turim mylėti Gurų Dievą, tą mūsų sielą. Mes ją turim puoselėti, mes ją turim perduoti mūsų anūką, mūsų vaikam, mes ją turim kuo švaresnė. Pažiūrėkit, jeigu sako, jeigu aš noriu padaryti kokį blogą daiktą arba noriu blogas mintis turiu, tai aš turiu įsikasti daugiau grūdą ir ją nešioti mažiausiai 3 dienas, kad aš prarasčiau tą mintį, kad noriu ką nors blogą padaryti. Ir tik tai toks žmogus, kuris tą grūdą išnešioja 3 dienas, gali daryti kokį nors gerą darbą. Arba, pavyzdžiui, šventėse jisai gali būti pagrindinė persona, tas pagrindinis žmogus, pavyzdžiui, Lietuvai išprašyti. Tai būtent tik tas arba vaikas, kuris nepadaręs nieko jokios nuodėmės, arba tas, kuris nešiojo grūdą, gali būti iššaukėjas Lietuvai. Ne šiaip sau kaip, negalim sakyti blogai apie kitus, bet mačiau tokią laidą, kur pasakoja apie slavų iššaukimą. Tai tikrai negalėjo būti tiek daug to sarkazmo ir tiek daug to nešvarumo. Nes visas apeigas, kiek kokia žiniai ar vaidilutės darė, tai darė tikrai labai švariai. Tai negalėtų. O kad kiekvienas burtininkas galėjo daryti blogai ir gerai, tai yra faktas, nes jisai buvo galingas. Jam reikėjo irgi susijimti, kad jisai nepadarytų blogo. Taigi čia bet koks, mes mintis turim visokias. Tai mes turėjom tas mintis kontroliuoti, ir mes norėjom daryti gerus darbus. Tai derintojas ir labai įdomus dalykas yra derintojas ir lygyčius. Kodėl aš jau neįdėjau kartu, nežinau, netyčia. Tai dabar derintojas ir lygyčius yra šeimos santykius derina. Todėl ir žemės tėvai yra derina šeimos santykius. Tai reiškia, dabar pažiūrėkite tokį pavyzdį. Jūs, sakysim, vyras atsisėdo namuose ir geria alų ir žiūri televizorių. O jum, Dieve mano, valgyt padaryti, vaikai sušukuoti, bambos pažiūrėti, dar išplauti grindis ir dar šunį pašerti, išvežioti aš taip toliau, ne? Ir tada jūs sakote, pagaliau ateisi man padėti, ar ne? O mūsų senoliai ką darydavo? Nieko. Derintojai degina žvakę, pavyzdžiui, arba padegina ką nors kanapės, ar kokį nors kadugį. Ir sako, derintojau, suderink mano santykius su vyru. Ir išlygink juos, kad jie būtų gerai tarp mūsų. Ir tada nereikia nei bartis, nei kam ten barti vyrą, kai tu gali derintojai paprašyti, pasakyti, paderink mano reikalus. Dar paukosiu, ką nors vištos gabaliuką paukosiu. Ką dabar mes tą patį darom, tik tai mes to neįvardinam. Pavyzdžiui, jūs turite savo augintinius. Tai jūs jam numetate tai donytės, tai ten tų sausų nors pripila tų kažkokių čipsų. Bet vis jį pašerėt, nes negali žiūrėti, kai jis žiūri savo akytėm tokiom ar ne. Bet jūs pagalvokit, gal jis kažkada tai bus dar žmogus, arba jisai buvo gal žmogus, o gal iš užkvėlės ar dar. Bet kokiu atveju, bet tai yra mūsų irgi tas pats, mūsų tam tikra auka kažkam, ne mūsų augintinių. Tai čia derintojas yra tas, kuris suderina mūsų stygas su mūsų naminiais dimstipatis viršui, o čia jau derintojas ir lygyčius tarp mūsų santykių. Labai svarbus tėvai, labai. Ir manau, kai turim derintojų ir lygyčių, tikrai nereikia tiek daug teismų, nereiktų tiek daug santuokų išėrimų, nereiktų tokio kvailo kažkokio, tai ten kokia ten yra sutartis santuokos, kažkokia tai kvailystė. Kažkoks, nežinau, absurdas. Reiškia, nesiveda, bet sudaro
dėl pinigų, nežinau, ar kaip ten. Bet kaip ten bebūtų, vis tiek labai įdomus dalykas, kad mes kažkaip dabar čia nauja ta istorija, ne, kad tai nesivesti, tai ten vėl, bet aš vis tiek noriu užmesti čia tokią frazę. Tai jūs, mes ir jūs, ir mašiną įregistruojame, net šunį įregistruojame, dar viską įregistruojame. Bet kai klausim apie šeimą, tai sako, o kodėl aš turiu vestis? Reiškia, šeima tai nesvarbu, kad apsivedė. Galim taip gyventi, kaip skudra. Pagyveno, tad išmetė, ten vėl planuos. Tai va, tai gerintos lygyčius, prašau, neužmiršti kalėti. Dabar žolių, mūsų visų žolių, tai per grubrijus. Tas, kuris augina, tas, kuris kaip kurkis, matot, kurkis jau jisai užauginęs, o per grubrijus tas, kuris padeda auginti. Ir kai mes dainuojam parasas, kupolio rožę, ten ištekėk, arba jorę, jurgį ištekėk, kur jorę pakeitė jurgį, ištekėk, tai čia viskas yra per grubrijų. Ir per grubrijų yra didžiulės nešamos vaišės ir viskas grūdai ir žydintys rugiai. Ir esas kada vaikščiai per rugius, kai žydai. Plaukia rugiai, matėt, plaukia rugiai. Mūsų žydai sako, žiūrėk, kaip plaukia rugiai. Tai va, plaukia rugiai, pavaikščiokit, kai rugiai plaukia. Tai va čia mūsų per grubrijaus šventė. Tada buvo. Vėliau, pažiūrėkit, tie atsirado tie vaikų žynių vaikščiojimai visokie per grubrijų, ten tie, kaip ten vadinasi, katalikai vaikščiojo. Bet tai viskas yra per grubrijų. Dabar laukpatės, lauko. Kodėl labai svarbu lauko? Ir dabar, jeigu paklaustumėt senolių, tai jie sako, ežioje guli, jie nesako dievas, bet sako, ežioje guli kas toks. Arba ežioje gali rasti vėją, velionį, sakydavo rasti. Jeigu sako, tas pijokas, niekad negirdėjau. Jeigu sako, tas pijokas geria, tai jis vis tiek ežioje atsirs. Tokį gal girdėjau. Tai būtent, kad ežioje, lauke tam yra labai svarbu ta dvasia, kuri gyvena lauke. Tai va čia yra laukas. Čia yra tas laukas, kuris prižiūri tą lauką. Kad tas laukas irgi, laukpatis, galim sakyti, kai jis pradeda gyventi nuo to svetimo gyvenimo, nuo to nekultūrinio gyvenimo iki kultūrinio. Tas laukinis gyvenimas iki kultūrinio. Tai va čia yra laukas. Jis prižiūri, kaip tas grūdas pradeda gyventi. Vėjopatis, mes turime vėjus, žinot, 4 vėjus ir turime nuostabę sakmę, kur žmogus praeina ir pakelia kepurę. Ir tada visi 4 vėjai sako, kuriam tu pakėli kepurę? Reiškia, vėjai yra labai svarbu, nes vėjai yra labai didelė jėga. Ir jeigu jūs norite pagauti vėją, tai metate peilį ir tada po savaitės ar po vienos dienos ateis tas vėjas ir sakys, kodėl tu metei man peilį, ką aš blogo tau padariau. Tai visgi tie dievai buvo labai svarbus. Ir labai buvo svarbus ne tik tai dėl to, kad vėjas, kad jis gali daug ką, kaip sakant, audrą padaryti ir panašiai, bet vėjas buvo svarbus, nes jisai galėjo suvelti viesulą, atnešti, jis galėjo dar visokiausių dalykų. Žodžiu, buvo stiprus dievas. Nu, ganiklis čia šnybratas, arba šnybratas, paukščių, medžioklės dievas. Ir mes jau turim baigalą, kaip čia? Ne? Mes turim baigalą. Tu jau nežinau. Sakykit, jūs sakykit, gal jau viską, gal čia visiems. Kaip, jau turim baigalą? Ne? Kiek išėjo? Ne, aš sakau, gal to. Kiek maždaug trūkščia, kad tas... Nežinau, kiek nori. Nes jau tuoj 2 valandos bus. Negali būti, paskaita. Nes jau tuoj... Ne, tai aš galiu baigti va čia pat. Rytoj 7 ryto. Ką? Rytoj 7. Taip. Ne, viskas gerai. Ne, aš sakau, gal turi pirmos mūsų laikas, mes turim išeiti ir panašiai. Ne, viskas gerai. Ne, tai... Gerai, tai va, tai dabar toliau dar žemės. Tai Vaižgantas, linų ir kanapių. Aš tiesiog sakau, dėl to ir susirašiau, kad aš nepradėčiau kažką nueiti kažkokius, nes kiekvienas dievas turi tokių unikalių dalykų. Prašau, jūs kaip dėstytoja gal turėtumėte žinoti 2 akademinės valandos pertrauką pusės valandos. Tai dabar pertrauką nori? Nežinau.
Taip, čia labai plačiai iš tikrųjų. Dieną laiko turėti, ir vakaras. Gerai, viskas gerai. Tai viskas gerai. Jeigu sakysit, dar kaip ir darom, nieks kavos nepadėjo, tai nieko daryti, bet dar tokias. Tai vaižgantas, linų ir kanapių, tai neapsistoju tam tikrų dirbus. Jeigu bus klausimai, paskui taip padarom, ar ne? Ugnies Gabija Gabijoje, ką reiškia Gabijoje panikė, tai čia visiems aišku, ar pasakyti. Tai Gabija yra mūsų pagrindinė, Gabija Aukumo, šventos ugnies. Gabijoje yra jaujos ugnis ir labai buvo svarbu, nes jaujoje, žinot, kad šilai buvo džiovinami rugiai, linai, kanapės, tai buvo labai svarbu, nes, pavyzdžiui, kaip šiemet yra labai sausa, o kanapės nuimtos dabar yra tik prieš savaitę, jos dar yra žalios, tai jų niekaip neiškursi, jeigu dabar jas kursi. Žodžiu, kitas laikas negu kiti javai, čia tiesiog tokie dalykai ir tada viskas buvo daroma jaujai. O jaujai yra labai panašu su pirtim, nes ten irgi yra didžiulis pečius, ant kurio dedami rugiai, ar, pavyzdžiui, ar ten kiti javai ir tokiu atveju džiovinama. Ir reikėjo ištisai kūrenti, nes reikėjo vadinus nuimti, kitus uždėti, va taip, tokiu būdu reikėjo vis džiovinti, kad paskui galima iškulti. Ir ta ugnis Gabijoje buvo labai svarbi. Toliau mes turime dar Gabiją židinio. Mūsų židinio, jūs žinot, kad tas pečius vadinamas tas krosnis. Iš tikrųjų, aš ir knygoje rašau pečius, nes labai svarbu, kad pečius, nes pečius tai yra tas didžiulis, ant kurio miegama, o krosnis tai yra tas, kur galima valgyti. Todėl nėra blogai, kad mes paliekam tą slavizmą, nes tai jis atitinka tikrai to pečiaus paskirtį, o jau krosnis tai tiesiog yra toks daiktelis, kur dabar parduodama ir čia gali savo valgyti pasišeimti. Žodžiu, visai kita paskirtis, todėl kaip ir teisingiau būtų tą pečių vadinti. Nu, o židinys mūsų, tai židinys, kur būdavo dar tik tai padaryta iš akmenų ir ten kūrenasi ir anksčiau sudėtas tas, kur verdama vandenį. Tai ta matergabija ir matergabija aukojama yra pirma batelė, pirma duonos gabaliukas, tai pirmas tas gabalas, į kurį spaudžiama pirštas. Ir yra tas pirmiausias. Ir tą pirmą kepalą suvalgo šeimininkė su šeimininku. Kad būtų gera duona, kad gerai gyventų, kad gerai sugyventų ir kad būtų gera šeima. Ir dabar mes turime gyvulių. Mes turime visų gyvulių dievus. Jie yra labai svarbus, nes kiekvienas gyvulys buvo labai svarbus, nes žmogus neturės gyvulio, tai jis neturės žemės dirbti. Jeigu jis neturės žirgo, jeigu jis neturės žirgos, negalės joti karą, jeigu jis neturės arklio, negalės suarti laukų, seniau negalės jaučių, kaip sakant, žodžiu, tai kiekvienas gyvulys turėjo savo. Jeigu neturės ėriukų, neturės vilnų, neturės mėsos. Tai Hauriralijų žirgų dievas, kriukis kiaulių, pisėjas gyvulių vaisingumo, kaip mes turime pizių ir gondų, pizių vyrų ir gondų moterų, taip mes turime pisėjas, kuris vaisingumą, kuris užtat, kad būtų vaisingi gyvuliai. Ir sutvaras gyvulių bandos, visos gyvulių bandos, čia būtent sutvaras labai svarbus, kaip piemenų, kai išleidami gyvuliai pavasarį ir kaip parvaromi, pavyzdžiui, lapkričio 1 panašiai parvaromi namo į tvartus, į kūtės. Šventpaukštis, paukščių ir valgina valgių. Mes turime nuostabius dievus bičių ir visi bitininkai. Dabar yra visiškai kita bitininko paskirtis ir bičiulystės paskirtis. Mes turėjome bičiulystės tokius tvirtus pamatus, kada jeigu aš dovanoju medaus, tai aš tampu bičiulis su tuo. Jeigu žmogus serga, aš atnešu medaus, tai buvo lygiai taip pat, kaip žmogus duoda vaistus dabar, arba nueina į vaistinę nupirka. Nes jeigu duodavo žmogui medaus, tai buvo tas pats kaip didžiulė dovana. Tai buvo kaip geri vaistai. Ir todėl mes turime austėją, moterį, kuri bičių deivė, ir turime bubilą, vyras jos, kaip vyriškosios giminės. Ir bičiudirbis tai yra kaip tas, kad bitės veistųsi, tas dauginimas, tas bičininkis. Nebereikalo ir apie mergas sukasi, jeigu reikalas, bet jis apskritai, kad yra bičių tas vaisingumo. Budžidirbis arba bičiudirbis. Mes turime kelio, bentis ir bužė. Kelio yra, kad kelią išlydint, nebereikalo mes turime nuostabią
apeigą. Ir dabar, ar ne, išvažiuojant norisi kažkaip atsisėsti, ypač jeigu didelė kelionė, ir sako, na, prisėdam, ar ne, ir dabar tą darome, o ypač jeigu žmonės išvažiuoja į vestuves, tai be abejonės net neįmanoma supras, kad žmonės neprisėdas, ne, būtinai prisėdam. Gal dabar keičiasi, ne, kaip aš nežinau. Tai, o bentis yra, kai man labai liūdna vienam eiti, aš dar noriu pasikviesti Danutę ar Rimą, ar dar ką nors, ar ne, tada aš kreipiuosi bentį, kad man padėtų surasti kelių 12 kartų. Tai čia irgi dabar labai panašu. Ir bužė, tai kad būtų linksma kelyje, kad būtų gera, tai mes tiesiog pasikviečiam bužę, kad jinai mums padėtų linksmiau kelionėje. Bet kodėl tie kelio dievai labai svarbus, todėl kad mes dabar važiuojam mašinas, mes beveik nieko nematom, mes keliaujam lėktuvais, mes to ir raketom keliausim, mes nematom nieko kas aplinkui, o mūsų senoliai eidavo, mūsų senoliai važiavo arkliais, tai jie matė daug daugiau ir darbų matė, ir aplink matė, ir matė, kas čia knibžda, kas čia vaikšto, kas čia, žodžiu, visai kiti buvo pojūčiai, visai kiti girdėjimai. Ir mes turime šeimos dievas, tai jis labai labai svarbus, nes šeimos turėjo laikytis šeima. Ir jam šeimos dievui būdavo aukojama vištos ir jinai turėjo būti sudeginama visiškai, kol jinai bus anglis, nes todėl, kad laikytus šeima vienas su kitu, kad jie neįsiskirtų. Aušrotą mes turėjom, gydymo dievą, aušrotas, nuostabus ir vaikų duoti, taigi, kad aušrotas labai aušrotas. Turėjome turto, pelnytis, ganatvės, turto dievas. Aš įsivaizduoju, jis turėjo būti labai galėtuvo, turėjo kažkodėl toks labai simpatiškas pelnytis. Datanas, davėjas, datanas tai kaip duodantis, visą ką gero duodantis. Ir dabar vandens mes turėjom, tai aš ten truputį atskirai dar turiu, bet nežinau, aš atskirai reiksiu, bet mes turėjom Antrimpas, Andajas, bet dabar čia įdomus, matysit, tie dievai atsiranda tarp kitų, vėliau tarp kitų dievų, kurie buvo aukščiausiai, paskui jie įkūrė. Tai kodėl Andajas atsiranda tarp jūrų dievų? Tai pažiūrėkime dabar vieną dalyką, jisai buvo aukščiausias ir paskui atsiranda kažkaip čia jūrų dievas, kaip čia dabar atsiranda. O todėl, kad prūsam buvo labai svarbu jūros. Kaip ir aš sakiau, Perkūnas, tai buvo dangaus, kad atsiranda karių, taip ir Andajas, jis atsiranda jūrų, nes jūra, jūroje vienas dalykas maistas, kitas dalykas ir reikėjo ir apginti prieš švedus ir prieš vikingus. Tai natūralu, kad aukščiausias dievas turėjo padėti. Ir čia kaip ir paskui jisai mes matom ir parodė. Ir Bardaitis laivų mes turėjom, jam sudeginom šaukštą ir tokiu atveju prašome, kad susigautumėm daug žuvų. Mes žinom žvejas, žinom nuostabią pasaką, kurioje labai šitas dalykas pasakoma. Audros dievą, tai audros dievui meldžiasi ir dabar, pavyzdžiui, jūs paklauskite žvejo, kokio nors jums visi pasakys, paimama duonos ir būtinai atsinešama į laivą, kad prieš audrą, kad nebūtų audros. Arba ta duona, jau kai pradeda audra subuoti, aukojama metama į vandenį. Bet čia dabar vyksta, viskas šitas dalykas vyksta, jie niekur nedingia, audros dievų duonos. Upinis turim upių dievą, upinis, ežerinis. Ir vaisingumą mes turim gondų moterų ir fizijos lytiškumo dievai, kuriems, kad lytiniai santykiai būtų gerai per vestuves ar iš vis lytiniam gyvenime, tai gondų moterim, o fizijų lytiškumo. Ir čia vandenų dievai, čia visas išvardinta, visa chronologija, kaip vis atrodo, kokius mes čia turim. Kaip aš neminėjau, sakau, tų dievų yra labai daug, tai čia vien tik vandenų, tai jau neapsistosiu, tiesiog kaip visa sąranga, visas sueina visas. Ir visgi mes turime pašnekėti ir apie tą požemį, kur aš jau minėjau, kaip ir sakiau, mes turime ir tą Matulą, Telebelį, Pikuolį, Veliuoną, Devaitės ir Nijolę. Ir tas požemis, dar trumpai reikia paminėti, kad kaip čia dabar vyksta šitą vėlę, kad pasiaiškinti, kaip čia kas yra. Tai kadangi vyksta kremacija, vykdavo kremacija ir žmogaus siela daug geriau išsivalo, tai dėl to ir buvo deginama, nes kai buvo laikoma, matot, kaip dievų motinai, kad ten valgo
kirminai, tai būdavo ne taip turbūt galvojama, buvo ne taip gerai sielai. Ir tada ta vėlė, jinai, matot, mes turim tos pavadinimus vėlė ir paskui turim sielą. Tai ta vėlė turi išsivalyti ir vėl grįžti pas žmogų. Ir kaip sako dabar dar žmonės, jeigu mirė giminėje kažkoks senolis, tai kitas sesuo ar brolis sako, turbūt jau man laimėjo. Tai nebereikla mes turim tas žaidimus ir žaliavūtą ir labai daug žaidimų turime, kuriuos žaisdavo per vėlinės ir žmonės nebijojo žiūrėti savo šešėlį, tai sakydavo, dabar jau mano eilė bus išeiti ir arba žaisdavo tą žaidimą, kai pakelia rankas ir einant ir kas paskutinis lieka, tai sako, irgi jam jau dabar eilė išeiti. Tai, žodžiu, į tą mirtį žiūrima buvo kitaip ir ta vėlė dabar, kaip jinai pereina. Tai jinai patenka pas raganą į tą velino pasaulį ir yra sudeginama kūnas, o vėlė turi pereiti, ar ne? Ir tada jinai, aišku, turi pereiti, kaip ir dainoje yra, ir giesmėje yra, ir raudoje yra dainuota, kad vėleliai ir ant žemės reikia būti, ir vargti, ir medyje, kol nupūna, jis turi būti, ir paukšteliu reikia siubuoti, ir netgi liepoje, kuri paskui nupjaunama ir su jie groja dudelė arba smuiko ar taip toliau kažkuo, kol jinai ateina vėl paukščių grįžta pas žmogų. Reiškia, kiek yra tas laikotarpis, kol vėl grįžta. Ir mes šitą dalyką turime, nes ką mūsų seneliai sako, savo vardą daviau anūkui. Tai taip ir buvo tikima, kad tiek turi praeiti dar vienas gyvenimas, kol anūkui gali paduoti savo vardą. Reiškia, anūkas grįžta. Ir pastebėtina giminėje, ką mes galime pastebėti, kad miršta senolis ir tuo laiku panašiai gimsta vaikas. Tai čia kiekvienas savo giminėje, tik pagalvokit, ir tikrai šitaip yra. Čia nereikia didelės statistikos. Kažkas šitokio dalyko įdomaus yra. Nes visgi giminė, mes ištekėdamos arba vyrai vesdami, mes einam su kita giminė, kurie turi savo vėlės. Mes turim savo ir savo. Ir jos turi susėdyti. Ir tokiu būdu tos vėlės turi draugauti. Ne tik mes turim draugauti, ir vėlės. Nes jeigu vėlės nedraugauja, tada tas velnės, kuris vėliau tampa tik velnės, jisai priešinasi. Jis gali trukdyti jų gyvenimą. Jo nemato, bet jisai gali nepadėti. Tai už tą turi vykti labai gerai. Ir tas pasaulis, kurio nematome, tos vėlės, kurios duoda sielas ir tie žmonės, kurie mes esame. Tai va šitas požemio pasaulis, dėl to pas mus tas mirusiųjų pasaulis ir išliko, tas mūsų kultas, tas vėlinės, mūsų lapkričio pirma, ir jinai išliko tiek svarbiai ir tiek žmonės važiuoja, daro ir tas žvakutės degina. Aišku, mes vėl prieinam prie to paprastesnio gyvenimo, žmonės deda tas prasmesnės gėlės, bet iš esmės mes parodome tuo, kad mūsų tas mirusiųjų kultas yra labai labai svarbus. Senovėje ir dabar. Tai aš tik norėjau dar priminti jums truputį prūsų dievus. Kodėl dabar mes lietuvių, kaip matėme, ne, turime ir moteris, ir vyrus. Tuo tarpu pas Vytenį ir Vaidevutį, čia dabar šitie dievai buvo vėliavai Vaidevučiai. Kodėl tik 3 vyrai? Ir kodėl čia taip, ar ne? O mes šiaip turėjome Dają, Perkūną, Televelį, Medeiną, Jorūną, Zuikį dievą. O čia dabar lieka tik 3. Tai, bet kas įdomu, kad lygiai taip pat tie 3 dievai yra 3 sferos. Lygiai taip pat Perkūnas, Atrinkas, reiškia dangus, žemė, žmonės. Lygiai taip pat tie dievai yra ta pati 3 sferų sąjunga. Tai patys dievai, kurie turėjo dangų prižiūrėti, žemę prižiūrėti. Tokie labai svarbus. Ir būtent, kad tie dievai gyveno, kad juos galima šaukti žole ir kad tas ąžuolas ištisai žaliuodavo, tokie įdomus dalykai. Kaip galvojat, kodėl čia toks tai ir kad aplink ąžuolą buvo, čia irgi šitą žinot, ne, buvo kaip ta šventovė mūsų atrodė, tai buvo uždanga.
kur pilamas kraujas, ir negalėjo žiūrėti žmonės, kaip turėjo Dievai turėti ne tik tai tą gerąją pusę, bet ir turėjo truputį gąsdinti, kad žmogus turėtų tokį stiprumą, kad gerbtų tos dalykus. Ir aišku, pikuolis, kad jeigu jisai supykdavęs, tai aišku, žmogus turėjo mirti ir todėl prie pikuolio būdavo padėta kaukolė ir kaip rašo, kad netgi buvo aukojama vaikai, tai čia nelabai aišku, kaip čia pat galėjo, ar tikrai ten tų vaikų aukojo, bet kokiu atveju mes irgi žinome, kad pirmas vaikas yra Dievo, ar pirmas valgis yra Dievo, ar mes valgom šaltibarščius pirmą kartą tais metais, mes gauname su šaukštu per kaktą, ar ne, ar mes kažką darome pirmą kartą, tai yra, kaip sakoma, Dievui. Tai va šitie dalykai yra pirmą kartą, tai yra dieviška. Tai gali būti, kad ten kartais ir buvo aukojami tie žmonės, bet kad tai būtų tai tas vaikas, ar kad tai būtų labai jau ten kažkas tokio, tai sunku pasakyti. Tai čia visi, žinote, kad dar norėjau jums parodyti vieną įdomų dalyką, visi matė turbūt tos 3 dievus ir parodyti tik tai, kaip jie laiko rankas. Čia dabar man kažkaip nerodo to paveikslo, aš būčiau norėjau. Tai taip laiko. Taip laiko patrimpas. Gestų kalbą čia reikia, kad pažinti. Toliau Perkūnas taip laiko rankas ir pikuolis laiko šitai. Tai dabar, jeigu žinote, kas turite, pavyzdžiui, kas moka gestų kalbą, tai būtų tikrai malonu, tai jums pašnekėti, pabendrauti, pamatytumėt, kokie jėga yra šitas. Tai šitas. Tai žiūrėkit, mes sakome šitaip, ne, labai gerai. Ir kai šitaip sako, tai yra kaip pačio aukščiausiojo tokia kaip garbė, šlovė, tai yra, sako, laiko ranką. Bet šitą ranką vis laiko čia. Pažiūrėkit, tuos paveikslus visur nerodo. Tai va, tai čia šitas. Dabar kodėl laiko šitaip mūsų patrimpas? Mes sakome 3, viską darome iš 3, pastebėjot? 3 kartus, sako, 3 kartą tai bus lemiamas. Tai pats seniausias mūsų skaičius ir pats seniausias po 3, viskas daroma po 3 ir 3-9 pas mus, viskas 3, žodžiu, ir tas 3 yra pats seniausias. Ir gali būti, kad tas 3 yra būtent, kadangi jis augimo, vešėjimo, viso vaisingumo dievas, tai gali būti ir todėl labai svarbu. Tokie. Ir dabar, kodėl mūsų pikuolį šitaip laiko, nes pikuolio valioje yra visi mirusi. Tai yra viskas jam. Tai aš manau, čia, žinokit, galim tikrai labai daug šnekėti, bet aš manau, kad dabar atėjo laikas tikrai klausti, ar ką nors jūs norėtumėt labiau sužinoti kažkokią pusę, arba mes galim padiskutuoti, nes informacijos tai tikrai daug ir dar galim taip pat tai paskui visai. Bet jeigu turiu tokį komentarą, esu girdėjus tokį pasakymą iš vieno mūsų lietuvių tyrinėtojų mūsų istorijos ir mitologijos. Sakykim, pas mus egzistavo ir matematika kitokia. Kai susitinka vyras ir moteris, 1+1, tai šiaip normaliai sakytume 2, bet dažniausiai būna 3, nes atsiranda vaikas. Tokia vat trejato irgi matematika. Taip, čia Gabrasavičius savaime irgi 3 yra vaikas, jo. Bet reikia neužmiršti, kad dar prieš 50 metų moteris susitikus vyrą niekada nepasakydavo pirmą labas. Čia visai neseniai šitas. Ir dabar mes turime tuo atveju, kaip jaunimas negali viens kitam labas pasakyti, nes kažkas yra atsitikę jums. Nes lengviau geriau paskambinti ir kalbėti.
Tai čia irgi žmonės bendravo, visai kitas bendravimas. Bendravimas buvo daug daugiau simbolinis. Daug greičiau buvo galim susikalbėti žodžiais negu. Tai prieš vestuves, prieš lygose sėdi piršliai visi susėdė, reiškia atvažiavę, atvykę piršliai. Ir jaunosios mama jau veda ją